Vaikų pasaulis mūsų pasaulyje. Sveiki, gyvi brangus FM99 klausytojai, Vaikų pasaulis mūsų pasaulyje radijo studijoje. Su jumis labinuosi aš Eglė Malinauskienė ir labai džiaugiuosi, kad galiu pristatyti šiandien studijoje viešį mitybos specialistę, dietologę, psichoterapeutę, mindfulness specialistę, gal sakyčiau, žodžiu, mokytoja Kristina Jasmontienė. Kristina, laba diena. Labas rytas. Tai kaip ten su mindfulness? Kaip ten reikėtų pristatyti? Mindfulness mokytoja. Mokytoja. Taip pat Livita Kuncaitė, Alytaus jaunimo centro jaunųjų žurnalistų kursų narė, moksleivė. Livita, labas. Labą dieną. Ir kolegė mano, turbūt galėčiau pristatyti drąsiai, ar taip? Taip. Tai šiandien mes susirinkom pasikalbėti apie mitybą, mitybos įpročius, kažkokias galbūt klaidas, sutrikimus, pažiūrėsime, kaip pakryps mūsų pokalbis, nes iš tiesų turėčiau pripažinti, buvau šiek tiek nustebinta, kai su jaunųjų žurnalistų kursų nariais ir mokytoja Rūta, mes kalbėjom, kokios čia temos galėtų būti vaikams, jaunimui, paaugliams aktualios ir buvo surašyta lentos temos ir pati pirmoji buvo mityba. Galvoju, kaip įdomu. Tai gal, Livita, aš klausčiau pirmiausiai tavęs, kaip manai, kodėl būtent mityba ir kas iš tos mitybos, kokius ten tuos siūliukus galėtume ištraukti vaikams ir paaugliams aktualiausia? Manau, kad mes pasirinkome mitybą vien tik dėl to, kad tai yra tikrai mums svarbu ir mes ne visada žinome, ką mums valgyti. Ir, taip, o kai kurie netgi nori prisižiūrėti savo mitybę, ne tik ten valgyti traškučius ir visus nesveikus maistus. O bet pagunda tai yra turbūt. Taip. Ir ką daryti, kaip atsispirt? Aš net neįsivaizduoju, manau, kad tiesiog kai kuriem net nepatinka tokie dalykai, bet šiaip neįsivaizduoju, kaip nuo to atsispirt. Livita, o į tą mitybos temą įeina, pavyzdžiui, kažkokie mitybos sutrikimai, sakykime, kaip tu matytum iš savo bendraamžių, savo aplinkos? Manau, kad taip, ypač skrandžio problemos, dėl to, kad dabar daugumai vaikų, manau, kad yra skrandžio problemos ne vien tik tai nuo to nesveiko maisto, bet kartu ir nehigienos. Aha, koks įdomus dalykas. Nebūčiau net pagalvojus, tiesą sakant. Kristina, o kaip jūs matote, kai jūs esate, kadangi ir psichoterapeutė, ir mitybos specialistė, ir kaip jūs matot, su kokiais didžiausiais, dažniausiais klausimais kreipiasi būtent jaunieji jūsų, gal pacientai, sakyčiau, ar ne? Taip, nebūtinai ligoniai, nes pacientai aš kažkaip taip savo išskiršius esu, kad pacientas galbūt yra tas, kuris ieško prevencijos, ne? Kad, tarkim, ką daryti, kad nesusirgti. Esu sveika, bet nenoriu tiesiog būti ligotas būtent šią prasme. Tai kitas aspektas yra dar ir tas, kad mūsų paaugliai, manau, kad jie tampa tokie, gal ir šiek tiek per anksti suaugę asmenys, o mes suaugę išduodam labai tokį toną, žinot, tarkim, čia reikia taip daryti, reikia viską daryti, ten taip daryti ir panašiai. Net ir maistas tampa, iš serijos vakar girdėjau tokią frazę, reikia mokėti valgyti arba reikia mokėti gerti. Wow, galvoju, taigi mes visi tai realiai mokam ir tas, gimė mes šitą mokėjom, ar ne? Tai kartais tiesiog nutinka ir taip, kad sakykime, ta pati konsultacija su manimi žmogų nuramina, kad jisai, žinai, aš viską darau gerai, viskas man yra tvarkoj. Net ir tokio patvirtinimo kartais reikia, ar ne? Taip, kartais reikia tiesiog patvirtinimo, kad, mes neturim atitikti jokio standarto, kuris ten yra ten toks labai aukštas ir visi dabar vienodai turim valgyti, vienodai gerti, vienodai ten vienodų laikų viską daryti ir panašiai. Tai aš kažkaip išvelgčiau ir šitą dalį, būtent mūsų jaunimo tarpe, nes nepaslaptis yra socialiniai tinklai, ne, visos tengi gražios, visos ten nuostabiai ten lieknos ir tas visas kultas toksai, kur, tarkim, tu pastoviai turi su kuo pasilyginti ir pastoviai gali susigadinti savo nuotaiką per 2 sekundės, nes visada bus geresnių. Livita, rimtai? Taip, bet ar tikrai, pavyzdžiui, jaunos merginos ar tuo patiki, kad jom tikrai nereikia ten lieknintis arba, savo
kūną paversti kitokiu. Be abejonės, kad neiškart patikė. Kas be ko, bet vėlgi, aš vėlgi nekalbu, jokiais būdais nekalbu apie tai, kad mes neturime nieko daryti ir ten maždaug, kaip gaunasi, taip kaip yra, taip gerai. Tiesiog, jeigu bet koks darymas sukelia daugybę pasiekmių, kurios trukdo gyventi iš esmės, ne? Tai tada visada verta pagalvoti, ar tikrai reikia to, ar tikrai aš tai darau. Ir aš tai visada už tai, kad geriau, jeigu nežinau, pati einu pasiklausti. Tai apie tai kalba. Bet apie maistą kaip po tokį, kad kalbėti reikia, nebejotinai. Tik tiek, kad galbūt ne apie tai, kad reikėtų taip valgyti ar anaip valgyti, bet žmogui leisti ir duoti pasirinkti, kad, sakykime, yra daugybė būdų maitinti sveikatai palankių būdų. Yra daugybė būdų. Ir nėra vienintelis teisingas ir nepakartojamas. Bet žinoti gairės, sakykime, kuria kryptim, į šitą pusę ar į šitą pusę, ar ne? Nes kraštutinumai yra blogai. Tarsi blogai, kai mes valgom vien tik traškučius saldumynus, bet labai nuobodu, jeigu jų visai nėra. Ir iš tikrųjų pas mus mokykloje yra tas dalykas, neseniai buvo sveikatos fiesta ir mes kaip kiekvienais metais žiūrime į tas mitybos piramidas. Ten visada sakoma, kad ten reikia valgyti įvairių maistą, bet ten kiek kartų į dieną ten valgyti tam tikrą maistą. Bet iš tikrųjų manau, kad nebūtinai mes turime to sekti, jeigu mes norime valgyti tą, ką mėgsime, tai mes ir valgome, tai jo nebūtinai pagal tą piramidą. Vėlgi, piramidės yra gairės. Piramidė yra tiesiog gairės, kur, sakykime, kitaip tariant, proporcija, ne? Sakykime, mes neturim visko numatyti, čia matematiniais terminais kalbant, neturimgi numatyti visko ir nusakyti tik absoliučiais skaičiais. 100 gramų, 150 gramų ir taip toliau. Mes galim nusakyti taip, kad tai yra trečdalis, tai yra pusė, ne? Kaip, pavyzdžiui, turi atrodyti lėkštė. Pusė lėkštės daržovių, ar ne? Ketvirtadalis lėkštės tai, kas yra baltymų šaltiniai ir galim pavardinti, kas tai yra, ne? Ketvirtadalis lėkštės angliavandenių šaltiniai ir jų yra daugybė. Aš vieną kartą galiu pasirinkti iš viso to kiekio didžiulės gausos vieną kartą vieną, kitą kartą antrą, trečią kartą trečią. Tai leidžia man rinktis, tai leidžia man turėti laisvę. Tai yra svarbu. Livita, ar svarbu turėti tas gairias, sakykime, augančiam žmogui, kuris formuojasi, ar ne, turėti, kad ir tą lentelę, ar ne, tą trikampis piramidę, taip suprantu. Ar tai yra svarbu, ar padeda, sakykime, formuojant savo kažkokius įpročius? Manau, kad tai yra gan svarbu, bet ir nereikia to priimti labai rimtai, jeigu, pavyzdžiui, tu nori, kad ir numest svorio ir jeigu tu nevalgai arba valgai tik tai daržovės, tai tikrai ta piramidė turėtų padėti dėl to, kad ten sakoma ir kad mėsos reikia valgyti ir baltymų. Tai manau, kad tikrai ta piramidė kažką tokio sudaro, kad jeigu prisimeni ją ir tikrai jos laikais, tu būsi tikrai sveikas ir sveikai minty. Bet aš išgirdau ir Livita šiek tiek tavęs iš tavo klausant pozicijos, ar ne, ir Kristinos, ypatingai pradžioje pokalbio, tokį dalyką išgirdau, kad ar gali būti, kad tai sukelia papildomų įtampų. Jeigu reikia patvirtinimo, kad tu viską darai gerai, mes kalbame apie valgį, kuris žmogui tiesiog natūraliai būtinas, kaip kvėpavimas, ar ne, kaip miegas, valgymas taip pat, bet net reikia tokio patvirtinimo, kad viskas gerai, tu nurimk. Tai daug įtampų sukelia ir vaikam taip pat, ir paaugliam? Taip. Aha. O nu ko? Tai labai neretai, sakykime, gali užvesti netgi tą tokių, nebūtinai užveda, bet gali užvesti tą užburtą ratą. Ir žinot, kai bendrauju su merginom ar ten vaikinais, nesvarbu, kurie turi jau tam tikrų sutrikimų, žinot, koks jų yra lūkestis. Sako, aš labai norėčiau, kad viskas būtų taip, kaip buvo prieš tai, kad aš galėjau daryti taip, kaip noriu, tarsi nueiti ten, nežinau, ir suvalgyti tai, kas man atrodo, tiesiog dėl to, kad aš taip noriu. Nes jie turi labai daug, sakykime, ribų, ten, to negalima dėl to dabar negalima dėl to ir panašiai. Tai aš mėgstu tą terminą, tą žodį dietinis mąstymas, ar ne, kada mes imam mąstyti tais tokiais etalonais, ar ne, kad čia toks standartas, anoks standartas ir bet koks netitikimas to standarto, mes tą pradedam tvarkyti labai drastiškai. Iš serijos, maždaug, čia dabar reikia numesti svorio, viskas aišku, reiškia rytoj nieko nevalgau.
Čia ne apie tai, kad kraštutinumai, taip, kad tai tada mes pradedam operuoti tai tokiais kasdieniniais dalykais, kurie, kaip jūs labai teisingai sakote, yra prigimtis. Mes negalim nevalgyti, nes mūsų kūnas nenori susinaikinti, ar ne? Taip pat kaip dabar pabandykit nekvėpuoti, ne? Tai neišeis. Tai va čia kažkas tai panašaus, bet tuo būdu mes galim liktai kaip ir prisidėti prie tų tokių procesų negerų prasidėjimo. Aš labai dažnai tėvams sakau, kurie, sakykime, atsiveda vaikus, nežinau, konsultacijai ir panašiai, nereikia taikyti suaugusių metodo vaikų, paauglių amžiui, nes tai visiškai ne tas pats. Ir iš tikrųjų pas mus, kaip ir pradinėse klasėse, manau, kad mes nei vienas nežiūrėjom, kad čia reikia valgyti tą, kad, kaip tu atrodai, bet dabar, kai mes esam paaugliai, manau, ir atkreipiam į save dėmesį, tai manau, kad visiems yra ir toks neramumas, kad ką čia pasakys man bendraamžiai, klasiokai ir tai va. Iš tikrųjų, jeigu pagalvotume, ar ne, aš galvoju irgi, turbūt iš paauglystės atsimenu ten kokį, jinai ten kažkokie, pavyzdys, sakykim, koks užpakalis didelis, ne, sakykim, ar ne, kaip pavyzdys, kas turbūt ypatingai mergaitai besiformuojančiai, taigi čia tu visą gyvenimą paskui atsiminsi, ar ne, ir paskui stovi veidrodį ir save matuoji, galėjo kažkas taip netyčia pasakyti, Livita tai veikia, ar ne, ar kaip tu pastebėjai? Taip, ir iš tikrųjų, jeigu ten daug kartų kartoja tą patį, kad ten tu stambi ir taip toliau, tai tikrai tu patiki. Ir manau, kad dėl to ir prasideda visi šitie mitybos sutrikimai. Tai apie savivertę, ar ne? Mes paauglių savivertė yra labai trapi. Ne dėl to, kad tai yra kažkas negerai su to vaiku, viskas su juo gerai. Tiesiog visi mes tą praėjom ir visi buvome tame amžiuje, kada apie save mąstėme tikėtina galbūt blogiau negu yra iš tiesų. Ir sakykime, tos žinutės iš aplinkos, jos pasidaro labai labai svarbios. Ypač jeigu tai yra artima aplinka, jeigu tai ten pasako, nežinau, koks nors berniukas prie kitos klasės, tai galbūt ir mažiau svarbu, nebent jis labai patinka. Bet jeigu tą sako mama, pavyzdžiui, kad tarkim, ir vėlgi jinai sako, aš nenoriu blogo savo vaikui. Ir aš tikiu ją, tarkim, nori, kad galbūt jinai būtų sveika, bet jinai sako, žinai, tu turėtum mažiau valgyti, nes tu dabar stambi. Tai gali būti taip, ne? Ir tarkim, kaip ta žinutė gali būti išgirsta, ar ne? Arba jeigu mergaitė mato nuolat besilaikančią dietų mamą, nuolat. Jinai, pavyzdžiui, nevalgo pusryčių niekada, per vakarienę niekada nevakarieniauja su visais. Ir atrodytų vėlgi, ar jinai daro neteisingai. Bet, tarkim, tas žmogus, jisai nepiktybiškai, visiškai nieko blogo negalvodamas, jisai tiesiog rodo tam tikrą pavyzdį. Ir dauguma dabar, bent jau iš mūsų klasės arba šiaip iš mokyklos, dauguma nevalgo pusryčių, nes atrodo, kad tikrai neverta, jeigu tu vis tiek pavalgysi pietus ir dar vakarienę grįžus namo. Tai tiesiog atrodo, kad neverta to daryti. Viena pagrindinių problemų paaugliams, ir kaip Livita teisingai sakė apie skrandžio skausmus, ir aš tą siečiau visai ne su higiena galbūt. Ten vienam antram, nes realiai mes šiais laikais mes gyvenam realiai, nežinau, idealiom sąlygom, tarkim, kas liečia higieną, lyginant su tuo, kas buvo 100 metų atgal ar ne, ir tikrai daugiau sergam, ne mažiau sergam. Tai reiškia, tas visas švarumas, jisai visumoje, tai, nelabai padeda iš esmės. Bendrai kalbant, ar ne? Tai aš kalbėčiau apie tai, kad yra baisiai nereguliari mityba. Nes susiduriant su tuo, kaip paaugliai maitinasi, sakykime, tai mažuma vaikų, mažuma paauglių valgo pusryčius, tarkim, aš tikrai susitinku ir pati turiu 3 paauglius. Tai, sakykime, neseniai buvau mokykloje, kur kalbėjom su 8-okais, berods, 7-okais, 8-okais, ar ne? Tai džiugu, kad pusė klasės pakelia ranką, kad jie pusryčiauja, bet likusi pusė ne. Ir dažniausiai, sakykime, tarkim, tendencija yra tokia, kad kuo rečiau valgai, tuo daugiau problemų tai sukelia, ne? Tada galbūt prasideda kūno masė, augimas, sakykime, paauglystė iš principo yra tas metas, kada, sakykime, keičiasi kūno formos, labai sunku priimti kartais, nes tas kognityviniai mąstymo gebėjimai gali būti, tarkim, dar visai vaikiški, o kūnas jau tampa vos ne merginos moters. Ir panašiai, tai yra labai daug dalykų, kuriuos reikia tiesiog pereiti, priimti, keistis kartu, ir jeigu tas vaikas, paauglys toksai negauna pagalbos ir neranda atramos savo šeimoje, pavyzdžiui, nes visi užsiėmė amžinai, ten yra visokie kokie,
Ir iš tikrųjų aš irgi nevalgydavau pusryčių, išgerdavau arbatą ir viskas. Bet dabar aš darau tokį kaip ir eksperimentą, kad savaitę dabar bandau valgyti pusryčius ir žiūriu, ar man nebūna taip silpna kaip anksčiau. Iš tikrųjų dabar kol kas nėra, kad būtų taip silpna, kaip anksčiau būdavo. Taip. Tik tiek, kad Livita yra labai mažai laiko savaitę pamatyti tokį jau pokytį, ar ne? Nes iš esmės, jeigu žiūrėti apie tą maitinimosi rutiną, tai ko gero yra vienas pagrindinių dalykų. Tai yra gal net pasakysiu 2 dalykai. Jeigu paaugliams pasakyti 2 dalykus, reiškia valgyk nuosekliai ir išgerk pakankamai vandens. Yra 2 dalykai. Realiai tinka visiems. Bet vaikų amžiai, turint omeny jų maitinimosi įpročius ir tarkim jų užimtumą, aš visada sakau, kad dabartiniai paaugliai, jie dirba 2 darbo dieną. Tarkim, jeigu mes dirbam 8 valandas, tai jie dirba kokį 12-14, realiai. Išeina į mokyklą 8, tada visi būreliai, ten korepetitoriai, kai kam ne, kažkokios muzikos mokyklos, sporto, ten galų gale, kažkaip tai susitikti su draugais, pabendrauti reikia, jie grįžtų namo realiai 8, tai palaukit, jeigu jisai visą dieną, nes mokykloje neskanu, pusryčių nenoriu, nes vakare daug privalgiau, normalu grįžus reikia nors kartą pavalgyti, jisai pusryčių nevalgys, viskas. Nes jisai 8-9 privalgė, dar ruošia pamokos iki 11, tai ten prie kompo dar kažką suvalgė. Tai yra užprogramuotas pusryčių nevalgymas, tada prasideda mokykloje neskanu, ten nieks nevalgo, visi mano klasiokai eina kažkur tai perka ką nors. Tada prasideda būreliai, nėra kada, žodžiu, jis grįžta ir valgo vieną kartą dienoje. Atsiprašau, kam iš mūsų, Eglė, jūs pamėginkite tai pasimaitinti. Žinokit, jūs po metų tikrai turėsit daug bėdų su sveikata. Iš tikrųjų, ir aš tikrai daug visur dalyvauju ir aš grįžtu namo, bet grįžus namo aš vos spėju, kad ir pavalgyti ir turėjau lėkti į kitą veiklą. Aš būrelių šiais metais nelankau tiek daug, bet man viską sudaro mokinių taryba, taip pat aš esu karjerą be barjerų ambasadorė, tai tiesiog daug reikalų. Ir... Prašau. Tai... Iš tikrųjų, tai ir toks, mes tai pradėjom gilintis ir galvoju, čia galima valandas apie tai kalbėti ir vis tiek nebus gana. Nebus. O kur dar miegas? O kur dar vis nešnekam apie tai, nes tai yra... Wow, čia yra tema. Man atrodo, Kristina, reikės kviesti jūs dar kartą į laidą, pratęsti tą temą, nes mūsų laikas visai bėga į pabaigą. Tai ar aš galėčiau tuomet paprašyti jūsų, Livita, ar galėtum įvardinti tavo akimi žiūrint svarbiausius aspektus iš vaikų ir paauglių pusės, ar ne, kas liečia mitybą? Ir Kristina irgi iš pačios. Keletą išgirdom, kad reguliarumas ir vanduo, kas yra labai svarbu, ar ne? Tai patys svarbiausi momentai, akcentai, kalbant apie mitybą. Tai manau, kad yra valgyti saikingai ir visko po truputį. Ir manau, kad taip pat, pavyzdžiui, kaip sakoma, kad dabar labai daug antsvorio vaikai turi, tai manau, kad dar ir tas pats sportavimas mankšta ryte, manau, kad tai irgi mums yra svarbu. Dar prie viso to, ta tendencija tokia, rodo statistika naujausia, kad viršsvoris mažėjantis procentaliai ar ne dabar, bet trūkumas svorio auga procentaliai vaikų, kuriems trūksta svorio. Tai irgi dar viena tokia tema. Mes su Livita šiek tiek kalbėjome prieš laidą, kad kokią įtaką daro socialiniai tinklai, iš šalies komentarai ir tikrai daugėja vaikų, kuriems trūksta svorio. Ne? Bet čia dar viena tema, kurios net negalim pradėti. Klausimas, laiko nėra. Trūksta svorio dėl to, kad tai yra liga, ar tai yra tiesiog, sakykime, nepakankama mityba. Čia yra labai daug aspektų šitame pačiame fakte. Kristina, dar paakcentuokim svarbiausius dalykus iš jūsų kaip iš specialistės. Ką reikėtų vaikams iš šios laidos svarbiausia atsiminti, ką tikrai labai svarbu žinoti, norint likti sveikiems? Pirmiausia, tai nusiraminti. Jo, ir valgyti tiesiog tuo met, kai kūnas prašo maisto. Tai yra labai labai svarbus dalykas, girdėti save, ar ne? Nes maistas tai yra legalu. Valgyti galima, reikia, nes kitaip negyvensim, ar ne? Tai vienas momentas, antras, sakykime, tai jeigu mes valgom bent 4 kartus dienoje, tai vadinasi jau gerai. O jeigu gersime vandens, tai reiškia, kad negersime kažko kito. Tai, ar ne, jeigu reiškia bus vandens, vadinasi, gal bus mažiau limonadų, mažiau kažkokių kitų dalykų, kurie tarp kitko pakeičia maistą. Kavos, visų kitų dalykų. Bet man tai atrodo, kad iš tikrųjų tas...
Valgymas, kai nori pati valgyti, tai dažniausiai, kadangi tu ignoruoji tai ten kokį mėnesį, tai tada tu net pamiršti, kaip tas norėjimas valgyti atrodo. Jausmą pamiršti, manau. Iš tiesų, Kristina, praėjusioje laidoje, man atrodo, mes apie tai ir kalbėjom, kaip atskirti alkanumo jausmą, sotumo, pilnumo. Ir aš tikrai labai kvieščiau mūsų laidų archyvę pasiklausyti tos laidos, nes tikrai labai daug svarbių dalykų joje dar galima išgirsti. Ačiū šiandien, kad atskubėjote į radijo studiją ir tikrai linkiu gardžių pietų, vakarienės, pusryčių, pasimėgauti tuo, ką mes į save įdedame. Kaip sako, yra ta patarlė, jeigu geriau, kad maistas būtų vaistas, nes jeigu, kaip ten ta patarlė? Kad maistas būtų vaistas, o ne vaistas būtų maistas. Jo. Arba gyvenam ne tam, kad valgytumėm, bet valgom tam, kad gyventume, ar ne? Išties. Geros dienos ir iki malonaus. Ir jie. O jums, keli klausytojai, priminsiu, mes kalbėjome su Kristina Jasmontiene ir Livita Kuncaite. Vaikų pasaulis mūsų pasaulyje.